Sveiki, hello. Čia yra lietuviški dialogai. Here are Lithuanian dialogues. Šiandien paskaitysime vieną trumpą dialogą. Today we will read one short dialogue. Pirmiausiai paklausyk visą dialogo ir pabandyk pagalvoti, kiek supranti. Vėliau kartu pasižiūrėsime vertimą anglų kalba. So, first of all, let's listen the whole dialogue and try to think how much do you understand. Later on, together, we will see and we will analyze translation in English. Let's start. Labas, aš esu Ugnė, o tu? Labas, aš esu Viviana. Malonu susipažinti. Man taip pat malonu. Iš kur esi? Ar esi užsienietė? Taip, aš esu Ispanė, iš Valencijos, bet mokausi lietuvių kalbos. Geras, šaunuolė. O kodėl mokaisi lietuvių kalbos? Mano vaikinas yra lietuvis. Noriu kalbėti lietuviškai. Puiku. O tu esi lietuvė? Taip, teisingai. Aš esu lietuvė, iš Vilniaus, bet gyvenu Klaipėdoje. Man labai patinka jūra. Man taip pat patinka Klaipėda. Labai ramus miestas. Tikrai taip. Aš labai laiminga Lietuvoje. Paanalizuokime sakinius. Let's analyze the sentences. Labas, aš esu Ugnė. O tu? Hi, I am Ugnė. And you? Labas, aš esu Viviana. Malonu susipažinti. Hi, I am Viviana. Nice to meet you. Man taip pat malonu. Iš kur esi? Ar esi užsienietė? Nice to meet you too. Where are you from? Are you a foreigner? Did you notice that we don't have any translation from the word ar in English? So why this word is important in this question? Actually, the word ar is very important when we want to make a question that can be answered yes or no. So if you want to ask something and you know that the possible answer could be yes or no, in that case, it means that you need to use it. Let's check some examples. Ar nori ledų? Do you want ice cream? Ar tavo vardas Marta? Is your name Marta? Ar tu esi lietuvė? Are you a Lithuanian? Ar jūs esate padavėja? Are you a waitress? Formal way. So, all those questions could be answered with yes or no. In this case, we need the word ar. Let's continue. Taip, aš esu Ispanė, iš Valencijos, bet mokausi lietuvių kalbos. Yes, I am Spanish, from Valencia, but I am learning Lithuanian. When in Lithuanian language you're using the word iš, that means from, the city or country or other place need to be written with genitive case. Here you will see the most common examples from nominative to genitive case. Valencia, Valencijos, Amerika, Amerikos, Lietuva, Lietuvos, Vilnius, Vilniaus, Irakas, Irako, Marokas, Maroko, Egiptas, Egipto.
Let's continue. Geras, šaunuolė. O kodėl mokaisi lietuvių kalbos? Nice, you're good. And why are you learning Lithuanian? Mano vaikinas yra lietuvis. Noriu kalbėti lietuviškai. My boyfriend is Lithuanian. I want to speak Lithuanian. O tu esi lietuvė? And you are Lithuanian? Taip, teisingai. Aš esu lietuvė. Iš Vilniaus. Bet gyvenu Klaipėdoje. Man labai patinka jūra. Yes, that's correct. I am Lithuanian, from Vilnius, but I live in Klaipėda. I like the sea very much. Another important case. When you want to indicate a place, in English you need to use the preposition in or at. But in Lithuanian you need to use the locative case. In here you will see the most common endings from nominative case to locative case. Valencija, Valencijoje. Amerika, Amerikoje. Lietuva, Lietuvoje. Vilnius, Vilniuje. Irakas, Irake. Marokas, Maroke. Egiptas, Egipte. Let's continue. Man taip pat patinka Klaipėda. Labai ramus miestas. I also like Klaipėda. Very quiet city. Tikrai taip. Aš labai laiminga Lietuvoje. It certainly is. I am very happy in Lithuania. Paskaitykime dar kartą. Let's read again. Labas, aš esu Ugnė. O tu? Labas, aš esu Viviana. Malonu susipažinti. Man taip pat malonu. Iš kur esi? Ar esi užsienietė? Taip, aš esu Ispanė, iš Valencijos, bet mokausi lietuvių kalbos. Geras, šaunuolė. O kodėl mokaisi lietuvių kalbos? Mano vaikinas yra lietuvis. Noriu kalbėti lietuviškai. Puiku. O tu esi lietuvė? Taip, teisingai. Aš esu lietuvė. Iš Vilniaus. Bet gyvenu Klaipėdoje. Man labai patinka jūra. Man taip pat patinka Klaipėda. Labai ramus miestas. Tikrai taip. Aš labai laiminga Lietuvoje. That's it. Thank you very much. And I hope you enjoyed it. Viskas, tai ir tiek. Tikiuosi, kad jums patiko. Iki kitų kartų.